Sveiki, esu Vytenis Dapkevičius iš kompanijos Mokosi IT. Noriu pristatyti modulį Mano darbai. Šis modulis yra skirtas kiekvienam darbuotojui matyti jam priskirtus darbus, užduotis, susitikimus, skambučius vienoje vietoje. Taip pat registruoti, kiek yra skirta ir kiek yra sugaišta kiekvienam darbui bei bendrai projektui. Taip pat patogesniam ir efektyvesniam komandos tarpusavio bendravimui ir komunikavimui su darbus užsakančiais klientais. Taigi, pirmiausia, modulis Mano darbai, jame matosi visi man šiuo metu priskirti atviri darbai. Tai gali būti arba užduotys, arba kliento darbai, arba susitikimai, arba skambučiai. Po to matosi šio darbo prioritetas, tai yra arba vidutinis, arba aukštas, arba žemas. Sekantis burbulas rodo, kad šiuo metu šis darbas aktyvus. Jeigu aš paspausiu ant kito burbulo, tai aš ant kito darbo, tai aš suaktyvinsiu tą darbą, o prieš tai buvęs aktyvus darbas bus išaktyvintas. Kai aš paspaudžiu ant šito raudono burbulo, tai matau, kiek yra sugaišta, matosi ir taip, bet tik tai aktyviam darbui, kol šis burbulas raudonas nuskaičiuojasi. Taip pat matau, kokiam klientui skirta šis darbas. Jeigu aš paspausiu ant aktyvios nuorodos, aš pakliūsiu į kliento kortelę. Matosi, kokiam tai pardavimui, kokiam sandoriui skirtas, tai yra visi darbai kažkokia tai forma turėtų būti parduodami, tai kas tai bebūtų, ar susitikimas, ar skambutis, ar užduotis, ar kliento kreipinys. Paskutinis hierarchijoje yra pats darbas, tai yra aš ant jo paspaudęs patekčiau į detalę darbo kortelę. Toliau matosi terminas, iki kada šis darbas turėtų būti atliktas, kada paskutinį kartą darbas dirbtas, kiek laiko planuota, kiek jau sugaišta iki šio momento. Čia galiu patekti į darbo redagavimo formą. Čia paspaudęs aš pateksiu į darbo uždarimo formą. Uždarimai gali būti kelių tipų. Arba aš jį pabaigiu ir uždarau. Taip pat galiu uždarant darbą įrašyti tekstą, ką gaus klientas elektroniniu paštu, tai yra komentarą, kaip mes jį atlikom. Galiu jį atidėti, galiu tik pakomentuoti. Jeigu aš komentuosiu, gaus paštu sukūręs šį darbą man žmogus elektroninį pranešimą, kad su mano komentaro tekstu. Tai yra, jeigu kas nors neaišku, aš jį pakomentuoju ir sukūręs žmogus gauna pranešimą apie tai, kad atliekantis žmogus, tai yra tam, kas priskirta, susidūrė su tam tikrais klausimais. Taip pat uždarant darbą irgi ateina pranešimai. Kadangi pradėjome pranešimus, reiktų parodyti, kaip tai atrodo elektroniniam pašte. Tiek užregistruojant darbą gaunamas pranešimas tam žmogui, kuriam jis priskiriamas, ir jeigu tai yra kliento kreipinys, kliento darbas, tai gauna šį pranešimą ir klientas, kad jo darbas yra jau užregistruotas. To yra užbaigtas darbas, kai kurie darbai reikalauja testavimo, tai yra jeigu atliekama užduotis, iki ateinant iki jos galutinio užbaigimo, ji dar įgauna statusą užbaigtas netestuotas. Tiek ir apie galutinį užbaigimą irgi ateina pranešimas. Tiek žmogui sukūrusiam darbą, tiek klientai, jeigu tai yra susijęs su klientu. Taip pat aš, jeigu turiu savo pavaldžių žmonių, galiu matyti ne tik savo, bet ir jų darbų eilę, kas šiuo metu yra pas kiekvieną žmogų priskirta jam. Jeigu yra darbas atliktas, bet dar netestuotas, aš jį matau pas save kitą spalvą. Ir kol aš neuždarysiu, apie tai negaus pranešimą klientas, tai yra dar viena kokybės kontrolės proceso funkcija, kad atlikus darbą programuotojui, dar jis yra patikrinimas iki galutinio uždarimo.